kulinarinės virtuvės šefas Žilvinas Užkuraitis tikina turys kriauklę, kuri baido vaiduoklius. Iš kur gavot? Kadangi domimės ajurveda ir vedomis ir giliau šiek tiek domimės, tai iš Indijos parsivežėm. O Indijos turgui parašyta kriauklė atbaidanti vaiduoklius. Ne, šita kriauklė jinai skirta aukščiausiam dievo garbinti, Višnu. Ir yra tam tikros apeigos, kur pučiama, žodžiu, kriauklė. Kriauklė yra žinių išminties simbolis, tas garsas, jisai apvalantis yra. Ir turėjau tokią istoriją, ar ją papasakoti. Taip, ar panaudojot kriauklę? Jo, tai mes turim gretimame kaime tokį pažįstamą. Jisai senai sovietų laikais tarnavo Afganistane ir yra prišaudęs labai daug žmonių. Ir dabar jau žmogus jisai metuose ir čia prieš kažkiek metų sako, man labai sunku, aš vis prisimenu tuos vaizdus ir vieną vakarą, jau sutemos tokios buvo, jisai pas mus atvažiuoja su dviračiu, gana gerai kaušęs, svirduliuodamas ir ant dviračio bagažinės virvė, prispausta. Ir aš iškart kažkaip supratau, kad nieko gero taip nebus, jo. Aš greit nulėkiau, atsinešiau kriauklę, šitą kriauklę. Ai, čia jie? Jo. Ir aš atsinešu kriauklę, sakau, tu nieko nesakyk, tu tiesiog pastovėk, aš sakau, 3 kartus pūstelsiu. Pūstelėjau 3 kartų tą kriauklę ir pirmas iki pamačiau, kad žmogus žaibiškai išsiblaivytų. Akis adekvačios tapo, jisai nustojo svirduliuoti ir jisai sako, oi Žilvinai, sako, aš labai atsiprašau, aš labai, kad sutrukdžiau ir jisai už to dviračio su ta virve, žodžiu, ir išvažiavo. Ir mums liko su žmona toksai keistas jausmas ir galvojam, ar jisai namo nuvažiavo, ar jisai mišką. Suprantat, vakare. Ir paskiau po kurio laiko važiuojam ten pro šalį ir žiūriu, žmogelis jisai darže kapstosi. Tai taip palengvėjo, kad jisai namo nuvažiavo, pasirodo. Didelė procentą žmonių, jie iš tikrųjų realiai yra apsėsti jų protai. Tos dvasios, kurios neturi kūnų, jos naudojasi tais kūnais. Ir tas garsas, jisai, skaitosi dieviškas garsas, jisai 3 kilometrų spindulių išvaiko iš žmonių protų. Pūskit! Aš tai netikiu, nes aš laikyčiau mažatikiu jį. Norėčiau pastebėti, nežinau kaip ten su ta kriauklė, bet vieną tokį dalyką tikrą pasakė, ką galėčiau aš patvirtinti, tai dvasios, kadangi neturi kūno, tikrai nori įeiti į kokį nors kūną. Tai per egzortų maldas, kai žmogus yra apsėstas, dvasia visada prašosi. Mes girdim balsą, nenatūralų, kažkokį rėkiantį, speigiantį. Jeigu tu girdėsi tą balsą apsėsto, tu tikrai nepasakysi, kad tai yra to žmogaus balsas. Bet jinai prašo mane neišvaryk, bet nusiųsk į kokį nors daiktą. Dėl to rituale, apeigose, mes jokių būdų negalim, kad būtų maži vaikai. Nes mažas vaikas imlus. Į jį pereiti piktoji dvasia gali labai lengvai. Tai kad ir šeimos narys, bet maži vaikai nedalyvauja egzortuose. Kadangi mūsų studijoje nėra mažų vaikų, pūskite kriauklę. Čia analogija kaip su varpais bažnyčiai. Bronziniai varpai, jie erdvę irgi pravalo. Tai pūstėjau, jau dabar galiu. Aš atsistosiu. Negalim patikrinti, nes girtų studijoje nebuvo. Nieks neišsiblaivė. Bet palengvėjo. Palengvėjo iš karto. Dažnis, būtent šitų kriauklių, jisai valo erdvę nuo vaiduoklių, nuo šmėklų, nuo... Kiti sako, kur čia tie vaiduokliai? Bet jie lenda pas žmonės į protus. Iš vaikai. Geras, ne? Geriausia, va tą dabar taip imta, tas spaus, kai nereiks parintis.